Taip trumpai norėčiau pristatyti mūsų vykdomą projektą pagal ES finansuojamus struktūrinius fondus. Taigi, parašėm tokį projektą, kuris vyks 7 mėnesių laikotarpyje. Prasidėjo jisai balandžio 6 dieną. Ir toliau turėsime išvyką į Žalgirio mūšio 600-asias metinės. Sekantis renginys vyks Lietuvoje ir jisai bus rugpjūčio mėnesio 23-29 dienomis. Lietuva ir Lenkija yra ne tik geografiškai artimos šalys, bet ir turi panašų istoriškai susiklošiusių socialinį kultūrinį mentalitetą. Nepaisant išskirtinių savitumų, šios dvi tautos turi daug socialinio ir istorinio bendrumo, kuris išryškėja nagrinėjant senovinius papročius, tradicijas, amatus. Todėl bendras Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų socialinio ir kultūrinio bendradarbiavimo projektas pasitarnaus šių papročių ir tradicijų atgaivinimui, bendrų socialinių tinklų kūrimui, kultūrinio bendradarbiavimo stiprinimui. Pagrindinė problema, kurią šiame projekte stengtasi išspręsti, buvo užmirštos tautinės Lietuvos ir Lenkijos kultūros šaknys ir tradicijos. Todėl pagrindinis teikiamo projekto tikslas – jaunimo bendradarbiavimo pasienio regionuose stiprinimas rengiant bendras stovyklas, kuriuose būtų vedami senųjų tradicijų mokymai, stovyklos dalyviai būtų supažindinti su senųjų laikų naudotų inventoriumi ir apranga. Sukoncentruoti projekto dalyvius į vieną sferą buvo pasirinktas vienas iš seniausių amatų – lankininkystė. Tai atgyjantis amatas Lietuvoje ir Lenkijoje, todėl svarbu, kad apie jo visas įmanomas formas dabartinėje visuomenėje ir istorinėje plotmėje sužinotų šiandienos jaunimas. Tai ne tik nuostabi laisvalaikio forma, kuri sujungia įvairius bendruomenės sluoksnius, tačiau ir perspektyvi sporto šaka. Šiam tikslui įgyvendinti susibūrė dvi organizacijos – Lietuvos šaudymo išlanko asociacija ir Jotvingių prūsų bendrija. Gimus idėjai netrukus gimė ir galimybė ją įgyvendinti. Nuo 2010 metų balandžio 6 dienos startavo projektas kultūrinio bendradarbiavimo tinklo kūrimas atgaivinant senųjų baltų tradicijas Lietuvos ir Lenkijos pasienio žemėse. Jau gegužės 2 dieną 25 projekto dalyviai susitiko įžanginėme seminare, kuriame visi susidraugavo. Jie buvo supažindinti su projekte vykstančiomis veiklomis. Taip pat visi išbandė save lankininko vaidmenyje. Susipažinti su pagrindiniu lankininko inventoriumi bei bazinė technika, projekto dalyviai dalyvavo įžanginio seminaro turnyre, kuris vyko nuostabiausiose Dzūkijos miškuose netoli Zervyno kaimelio. Visi buvo labai patenkinti ir laimingi, pabuvoję tokioje kompanijoje, natūralioje gamtoje ir patyrė senovės lankininko medžiotojo dvasią. Įtempta diena tikrai visus išvargino, tačiau visus su entuziazmu ir ugnele akise jau laukė sekančio renginio, kuris įvyks Jotvingių prūsų gyvenvietėje. Į 4 dienų stovyklą su išvyka į Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių minėjimą Griunvalde susirinko visi projekto dalyviai, kurie negalėjo atsispirti senovę dvelkiančiai Jotvingių prūsų gyvenvietei ir ten apsistojusiai draugijai. Visas dienas buvo praktikuojamasi ir tobulinami įgūdžiai senuosiuose amatuose. Senoji baltų laukio virtuvė, statybos amatai, senoji baltų buitis, tradicijos, laužų kūrimo technikos pažinimas, istoriniai seminarai, baltų apeigų, šaudymas iš lanko ir jo panaudojimas senovės karyboje bei medžioklė ir dar daugelis kitų dalykų, kurie buvo sulieti į stovyklos kasdienybę. Kiekvienas dalyvis gali tvirtai atsakyti, aš pajutau tikrą senovės dvasią. Stovyklos kulminacija buvo Žalgirio mūšis. Išvakarėse išklausė 5 valandų trukmės istorinį seminarą apie šį legendinį mūšį, visi norėjo pamatyti jo vietą bei pajusti mūšio dvasią. Kovų inscenizacija ir 400 000 žiūrovų šurmulys patvirtino kiekvieno lūkesčius. Kuri buvo išrikiuotas iš patrankų, spėjo padaryti tik tai 2 šūvius. Tai privažiuojam sekančios Lietuvos Lenkijos sienos. Istorinį pasakojimą. Ten įbaščiai galvų važiuojant. Остапа, блин, такой провал попадает. Остапа.
Straszne, niepohamowane, jako lawina. Łuków nacierających wojów. Jednak rycerze nie ugięli się pod gradem strzału. Widok przybliżających się szeregów krzyżackich wzmagał chęć odpłacenia krzywd, niezabliźnionych ran odwiecznemu wrogowi. Z drugiej klęskę, mogącą za sobą pociągnąć niepowetowane straty. Kitas didelis žingsnis žengtas vėl Lietuvoje – 7 dienų lankininkų stovykla Marcinkonyse. Čia sustiprėjęs lankininkų būrys jau sėmėsi žinių apie šaudymo iš lanko technikas bei istoriją, nes dalyvių laukia 3 dienų trukmės Lietuvos landšaftinio šaudymo iš lanko čempionatas. Stovykla lokalizuota nuostabioje senovinėje dzūkų sodyboje, kurioje pati šeimininkė, archainių menų žinovė, kepanti pačią tikriausią ir skaniausią šiame krašte duoną, tuo metu išmokė ir mūsų jaunąją lankininkų kartą. Visą savaitę mokėmės archainių šokių, žaidimų, ruošėme įvairiausius senovinius Dzūkijos krašto valgius. Aplankė muziejus, kuriuose susipažinom su senaja buitimi ūkiu. Akmeninėse girnose sumalti grūdai suteikė pačią didžiausią pagarbą bei skonį pačių iškeptai duonai. Sviesto mušimo varžybos, grybautojų konkursai, žvakių liejimo menai, dienos virėjo rinkimai, drožybos konkursai su praktika parodė, kokie atkaklos ir bendruomeniški yra mūsų stovyklautojai. Stovyklos nauda atsispindėjo kiekviename nudirbtame darbe, tačiau viską vainikavo čempionato apdovanojimai. Įrodėme, kad net subjūrės oras negali palaužti atkaklumo, o pasiekti puikių rezultatų padėjo draugiški santykiai ir nuoširdus bendravimas. Visi didžiavomės stovyklautojų medaliais.